Baigiamas kvalifikacijos startas. Pirms važiavimus nepavyko, kad turėjom gerą poziciją startavime ir visą kitą, bet gavos kaip gavos, dinga stabdžiai, nes man nutrūko cilindriukas rankinio hidraulinio, neturėjau stabdžių ir gavos kontaktas ir nebegalėjau mašiną valdyti. Tur žūdi. Arba gerai, arba nieko. Nespėjau. Nespėjai? Visai nespėjau. Ryšio dabar jis yra. Nei susišnekėti dabar, kaip jam paės taip. Labai neblogai ištartuoja Edvinas Mikalaitis su Prasotu, su 16 automobiliu. Panašu, kad vienas incidentas viskas yra gerai. O žiūrovai tie, kurie žiūri ir mato sumišimaciją. Jis byloja, kad galima patirti incidentą, kad kartus pirmąją klaidą. Mūsų startas. Jeigu šiuo metu 26 startas, o medicinos Mikalaitis. Ir RVD sportininkus. Sunku pasakyti, kaip sekės, aš nežinau jo emocijų, kas pasidaros. Dabar jis grįž, pažiūrėsiu, kaip žmogus elgias pats, nes šiaip dabar išvažiavo labai ekspromtu ir vos realiai spėjo išvažiavimą. Tai važiavo gerai, išlaikė poziciją, šaunuolis. Turiu žodį, tikrai buvo gerai pasirodyta. Sakiau, imsim arba nieko, tai ėmėm. Ką paėmėm? Paėmėm gerą vietą. Numeris 2. Antroji kvalifikacija paėjo gan sklandžiai, turėjom daug gedimų su pakaba, visas pakaba priekis suėjo, tai draugų pagalba atkėlė automobilį ir spėjom į startą ir startavau pirmas. Aišku, pirmam posūkyje turėjau nesklandumų, tai realiai mane praleidau šį kolegą ir išvažiavau antras. Turim ką turim, bandysim toliau važiuoti, žiūrėsim, kas trečiam atveju tiks. Kaip dabar mašina valdos? Dabar kol kas dar gerai, aišku, nėra rankinio hidraulinio, trūka cilindriukas, yra lenkia važiuoklė, labai sunkiai vairuojas, bet kaip nors tikėkime, išvažiuosim.
Filmuok su kamera. Čia kad būtų aštresnis kontaktas. Įskaitos trečiosios kvalifikacijos. Ką galiu pasakyti? Finalas suskaitytas, su įspūdžiais. Tikrai buvo šiandien gan daug įspūdžių. Turime šiandieną naują temą langų tamsinimas. Kur nešti? Nežinau kaip, bet taip jau gavus. Reikės biškį kosmetikos, bet suspoliruos. Svarbu pozityvus. O, taip. Šiandien kažką gražus pasakyti nebegaliu, nes dar reikės pavarų tralą. Kadangi jau čia susirinkom, tai čia. Įsivaizduokite, kokia graži mašina. Kiek buvo savaičių kurta šitą projektą ir dabar teko jį tiesiog šitaip pažengti. Kaip sakoma, to YouTube'ai, kaip veidrodėliui gali nepizdėti, bet Antanui tai taip. Mes iššausim šampano fontaną ir dainuosim džiaugsmį.